Tai sveiki visi, dėkui, kad jungitės mūsų pasižiūrėti ir paklausyti. Su jumis sveikinuosi aš, Jekaterina Govina, Invest bendraįkūrėja ir su manim yra... Rena Sarbikian-Kinderė, tai irgi kartu su Jekaterina esame Invest bendraįkūrėjas. Taip, Rena, tai šiandien mes kalbam apie investicinį portfelį, tai yra ta tema, kur žmogus jau žino, kas yra tos akcijos, fondai, obligacijos, sutelktinio finansavimo platformos, žino brokerį, per kurį nori investuoti, bet nežino, kaip sudaryti savo investicinį portfelį. Tai pakalbėsim apie tai, koks tas portfelis turėtų būti, iš kokių finansinių instrumentų turi susidėti, į kokias galbūt geografinės rinkas reikia orientuotis ir kokiam laikotarpiui investuoti. Tai pirmas klausimas, Rena, pradėkim nuo to, kad visada, kai ateina žmogus, sako, noriu investuoti. Koks pirmas klausimas, kurį tu jam užduodi, ar jai? Tai dirbdama jau virš 10 metų su investuotojais, sakyčiau, kad dar nespėju aš užduoti klausimą, bet jie jau ateina su savo lūkesčiais, jie būna labai aiškus, uždirbti didelę grąžą. Didelė šiaip maždaug 15-20%, taip? Vidutinė tokia. Tai vat, pirmas klausimas turbūt būtų toks, vat, kiek norėtumėte uždirbti, jeigu ir laikytumėte save sėkmingų investuotojų. Koks tas skaičius turėtų būti? Tai ir yra tų variantų 10, 20, 30. Tarkim, žmogus ateina ir sako, aš noriu, aš suprantu, kad čia 20 yra galbūt neadekvatu, bet noriu 12% metinių palūkanų. Aha, ir kaip sako, tai gerai, yra iš vienos pusės grąža, bet yra kita medalio pusė, tai yra rizika. Tai kai žmogus pasako 12%, ką tai reiškia rizikos prasme? Dažniausiai tie, kas sako, jau arčiau 10, jau yra susidūrę su investavimu ir supranta, kokios turto klasės kiek generuoja, bet tas klausimas iš esmės pirmas turėtų būti visada ne kokios grąžos aš noriu siekti. Investuotojas, kai atėjęs su pinigais, jis turi savo užduoti pirmą klausimą, kokios rizikos galiu toleruoti, kokia turi būti mano rizikos, ta vadinama tolerancija. Ne? O ką tai reiškia, rizikos tolerancija? Kiekvienas žmogus nori, nenori prarasti, bent jau neprarasti pinigų, ne? Ir aišku, nori uždirbti iš jų. Tai ką tai reiškia, kai sakai, kad rizika yra, ne? Ten minus 20%, minus 30%. Ar tai reiškia, kad žmogus gali netekti dalies savo pinigų, ne? Ir pasitraukti iš investavimo su nuostoliu? Ar tai reiškia? Taip, tai riziką galima apibūdinti dviem būdais. Vienas yra, kad tam tikri finansiniai instrumentai, kurias investuojate, turi riziką pinigus prarasti. Tai reiškia, ten investuoju X eurų, 100 eurų ir rizika, kad išeisiu iš tos investicijos su 80 eurų po metų, po 2 metų su 70 eurų. O yra tokių finansinių instrumentų, kur rizika yra matuojama tuo vadinamu volatilumo, kintamumo, ne? Laikini svyravimai rinkoje. Tai tas laikinas svyravimas, jis gali tęstis ir metus, ir 2, ir 3, priklausomai nuo turto klasės. Ir tas maksimalus kritimas nuo aukščiausio taško, mes tą vadinam rizika. Tai ten jau investuotojas turėtų susigaudyti. Tarkim, žmogus pradėjo investuoti šiemet, skiria, tarkim, 2000 eurų investavimui, nusipirko įvairių instrumentų, apie juos pakalbėsim dar. Ir atėjo krizė, ne, ir mato jau ne 2000 eurų, o 1000 eurų, tai yra savo sąskaitoje, ne, tai žmogus dar nepardavė tų investicijų, bet tai yra tas toks, taip vadinamas popierinis nuostolis, kuris dar nėra realizuotas. Ne, tu kalbėjai apie tai, kad žmogus turėtų būti nusiteikęs matyti tą nuostolį, ne, bet kadangi investuoja ten ilgesniam laikotarpiui, tai tikėtina, kad ilgojo laikotarpiu to faktinio nuostolio tiesiog nebus. Taip? Pirmas klausimas yra tuomet, kokį minusą galėtumėt matyti? Kokia yra ta žemutinė riba, kad jūs jaustumėtės ramus, kad galėtumėt ramiai eiti miegoti. Su ta suma, kurią ateinate, ji jums yra didelė ar maža. Ne? Jūs galite toleruoti didesnius tos laikinus svyravimus ar mažesnius. Tai pamodeliuokite savo. 100 000 dabar investuoju, Trumpas kažką pasakė, akcijos nukrito 20% per savaitę 2, ar aš galiu ramiai eiti miegoti ir man netrukdo tas laikinas minusas, kuris yra, kaip tu teisingai pasakei, nerealizuotas, jis yra laikinas ir reikia jį tiesiog pralaukti.
gal aš ateinu su labai reikšminga suma, o gal nereikšminga suma. Jeigu tai yra 10 000, gal netaip jau baisu. Ir galiu tada tą riziką toleruoti didesnį. Tai vat mes kalbam taip dabar, teoriškai, ne, o kaip faktiškai, kadangi matėjai nemažai investuotojų, ne, kurie ateina tikriausiai ir sako, kad viskas gerai, minus 40 galiu toleruoti, bet vat kai ateina ir buvo pastaraisiais metais irgi nemažai tokių įvykių, ne, ir Trumpas vat apie tarifus tavo minėtus paskelbė, ir dabar Irano karas, ne, Ukrainos karas irgi, tai buvo tokie rinkos staigus kritimai, tai vat kaip tie investuotojai iš tikrųjų reaguoja? Jau per 10 daugiau metų darbo su investuotojais mes žinome, kad ta jau žemutinė riba artėja minus 20 ir čia jau pradeda jau stipriai skaudėti. Taip, ir prasideda skambučiai, ne, kas vyksta. Kai teorijoje investuotojas sako, aš viską suprantu, kad bus minus 40, bet po to vis tiek atsities ir viskas vėl augs. Bet praktikoje mes žinom, kad panika prasideda jau apie 10%, apie minus 20% jau panic sellas, kaip sakoma, kai investuotojas jau skambina, sako, parduodam, nes čia to pasaulio pabaiga. Aha, ir kaip tada, kaip susidorot? Ar turi kažkokio patarimo, kaip žmogui, kuris iš tikrųjų, žiūri, baisu, ne? Baisu, atrodo geriau išeiti, pamiršti apie tą investavimą, geriau padėti indėlį ramiai, ne? Ar ten grinais pinigais laikyti. Kaip susidoroti? Ar turi kažkokių patarimų žmonėms? Taip, tai pradžiai, jeigu tai yra savarankiškai investuojantis žmogus, tai jam reikia tiesiog, kai tas rizikingesnis, kur teoriškai gali nukristi daugiau 20 ir 30%, investuoti jam nereikšmingą sumą, kad tiesiog tą įgūdį įgauti, kad suprasti praktiškai. Porą tikriausiai bus tokių pasviravimų, ne, kad šiek tiek pasižiūrėti. Amerikos rinka vidutiniškai kas 18 mėnesių sviruoja 10%. Tai tikrai mes tą pagausim ir 10% investuotojas jau įvaldęs tą minus 10, jis jau gali ruoštis ir minus 20 ir 30 ir tada tą riziką didinti palaipsniui, daugiau investuoti laikui bėgant, kai jis jau matys ir tą kritimą, ir atsistatymą, jam tiesiog susiformuos jau toks supratimas ir psichologinis gal atsparumas tam dalykui. Gerai, judam toliau, pakalbėkime apie įvairius finansinius instrumentus. Ne? Labiausiai tikriausiai žmonėms žinomos yra akcijos, ne, įvairių įmonių akcijos, pavienių įmonių akcijos, taip pat fondai, vis daugiau kalbama apie fondus, ETF-us, taip pat obligacijos arba skolos per platformas, ne, pakankamai populiaru, ypatingai Lietuvoje, skolinti per platformas įvairiom įmonėm, žmonėm. Tai vat iš ko, ir dabar aišku, pastaruoju metu auksas, tai žmonės mato, kaip kyla aukso kaina. Tai vat jeigu formuojant portfelį, iš kokių finansinių instrumentų tas portfelis turi susidėti? Taip, yra keli būdai, kaip formuoti tuos investicinius portfelius ir suprasti, kiek ten turi būti rizikingų ir nerizikingų turto klasių. Tai kadangi mes jau kalbam su auditorija šiandien, kuri turi žinoti, kad nerizikingos yra labiau obligacijos, rizikingos tai yra labiau akcijos ir akcijų fondai. Tik tais čia gal stabtelkim obligacijos, mes kalbam tikriausiai apie vyriausybės obligacijas, ne? Nes jeigu tu investuoji kažkokios vienos įmonės obligacijas, tai bus gan rizikingas instrumentas, ne? Ir matėm įmonių bankrotų, tai tikriausiai kalbam labiau apie vyriausybės obligacijas arba kažkokius diversifikuotus fondus. Diversifikuotus fondus, taip, kurie yra gal listinguojami biržoje, sakykime, kur galima nupirkti vienu metu 1000 įvairių įmonių arba valstybių obligacijas. Tai tos obligacijos, jos mažiausiai skaitosi rizikingos, nes jeigu investuojant į Amerikos obligacijas arba Vokietijos obligacijos, jos bankrutos ir neišmokės, sakykime, mums savo skolas, tai mūsų jau, sakykime, tas akcijų portfelis jau toks filosofinis klausimas bus, kas ten vyksta. Tai dėl to tos obligacijos vyriausybinės, jos skaitosi mažiausios rizikos, nes tikimybė, kad Amerika bankrutos, yra labai vis dėlto maža. Tai, atsiprašau, dar jeigu pradėtume nuo to žemiausios rizikos, tai obligacijos, sakytum, mane, tos diversifikuoti fondai, po to, jeigu eitume aukštin, liptume, kas būtų antram laiptelė? Jau arčiau obligacijos vyriausybinės mažiausios rizikos, tada įmonės yra šiek tiek gal didesnė grąža ir tada toliau jau judam link rizikingų. Akcijos, žaliavos, šalia žaliavų gali būti nekilnojamas turtas ir jeigu matuoti riziką tų didžiausių kritimo nuo aukščiausio taško, tai auksas taip pat yra spekuliatyvi turto klasė ir mažai kas žino ir manau daugeliui bus surprizas, kad auksas turėjo istorijoje tokių laikotarpių, kai buvo nukritęs daugiau negu 60%.
tai yra daugiau negu akcijų rinka. Pavyzdžiui, mes istorijoje, kad Amerikos S&P 500 arba pasaulio akcijas būtų nukritusios daugiau negu 60% per mūsų tą visą paskutinių 50 metų laikotarpį, tokių nebuvo. Buvo tik tais ten prieš antrąjį pasaulinį karą, ne, didžioji depresija, tai ten buvo ir minus 80%. Taip, tada tuo metu dar S&P nebuvo, bet dabar mes turime tokią situaciją, kad visi galvoja, kad auksas, kadangi paskutiniu laikotarpiu augo daugiausiai, kad tai yra saugi turto klasė, jinai pastoviai tokia yra stabili, auganti, žmonės pamiršta, kad istorijoje buvo laikotarpiu, kai auksas ir 60% nukrisdavo ir 20 metų neatsistatydavo, tai į auksą reikia žiūrėti kaip į spekuliatyvą turto klasę, bet iš kitos pusės jį mums yra labai parankus instrumentas diversifikavimo portfeliuose. Tai tam, kad suprasti, kokių reikia turėti turto klasių portfeliuose, mes turime žiūrėti į ekonomikos ciklus, tai yra situacijas gyvenime, ekonomikoje, kai viskas eina ne pagal planą, kai viskas blogai. Tai viskas blogai, tai reiškia recesija ateina ir jinai tikrai ateis, bet mes nežinom, kada jinai ateis ir mes turim būti tam pasiruošę. Galėsim, mes su tavim pamodeliuoti šiek tiek tokius scenarijus, ne, kad konkrečiau jau taip žmogus, sakytų, paklausiau ir dabar labai aišku, ne, ar man reikia tų obligacijų, ar reikia akcijų. Aš dar noriu šiek tiek dar grįžti, ką mes šiek tiek užsiminėm, ne, kad, jeigu kalbam apie pavienės akcijas arba pavienės obligacijas įmonių, tai yra, pakankamai rizikinga, ne, jeigu žmogus, tarkim, turėdamas 2000 eurų, nusprendžia, statau viską ant raudono ar ant juodo, ne, perku ten, pavyzdžiui, vienos įmonės akciją arba vienos įmonės obligaciją, tai yra labai, labai rizikinga. Tai šiek tiek pakalbėkime apie tai, kokius instrumentus reikėtų rinktis tam, kad tą diversifikaciją užtikrinti, ne, investuojant į akcijų rinką, bet turėti, šiek tiek ramiau jaustis, ne, nes jeigu viena įmonė bankrutuos, pavyzdžiui, tai, iš principo, ten net nepajausim, kas ten su to portfeliu. Taip, atsakant į pirmą tą dalį, tai kas reiškia labai rizikinga tiesiog investuojant į akcijas, tai investuotojas, kuris toleruoja arba mano, kad toleruoja aukštą riziką, tai reiškia laikinus svyravimus, tarkim, nuperkat kokią nors akciją, jinai per ten mėnesį nukrenta 70%. Ir aš beje savo portfelį turiu tokių. Dar investavimo pačioj pradžioj, kai, taip žiūrėjau tos grafikus maždaug, ten matau, kad nukrito, reiškia pirkti, toks mano buvo pradžioj. O po to dar nukrito, tai tikrai ir iki šiol dar palikau tokiam savo prisiminimui dar akcijų, kur yra minus 90% iki šiol. Jeigu nori pradėti investuoti ir nežinai nuo ko, arba tiesiog nori pasigilinti ir sužinoti apie įvairias investicinės priemonės, kviečiame jungtis prie Invest klubo. Vos už 6 eurus per mėnesį atlik savo finansinį raštingumo testą, sužinok, kokio tipo esi investuotojas. Kartu su mumis suformuok savo investicijų portfelį, stebėk rinkas, nes kiekvieną mėnesį darom investavimo apžvalgas apie įvairius įvykius rinkose ir kaip tai gali paveikti jūsų portfelį. Taip pat dažnai darome ir webinarus su rinkos įvairiais brokeriais, finansinių instrumentų atstovais, aprašinėjame investicinius projektus ir gali jungtis prie Invest klubo ir susipažinti su mūsų bendruomenė. Mūsų jau yra virš 1000 žmonių, tai prisijunk šiandien prie Invest. Ir kodėl šiuo atveju rizikos valdymas yra labai svarbus, nes kai nukrenta minus 70, tave prigauna tokį nepasiruošusi ir tu galvoji, gerai, palauksiu, kol atsities, ir vėl pradės augti. Bet tam, kad užauk nuo minus 70 į 0, neužtenka turėti plus 70. Investuotojas galvoja, dabar 70. Kadangi mes augam nuo mažesnės bazės, mums reikia virš 200% uždirbti, kad mes galėtume į 0 išeiti. Tai yra trigubai daugiau turi pakilti. Paprastas pavyzdys su 100 eurų. Vat kaip tai veikia. Jeigu turi 100 eurų, investavote į akciją ir tos akcijos kaina nukrito 50%. Dabar turi 50 eurų. Ne? Tai jeigu užaugs 50%, jūs turėsite nuo 50 eurų 50%, kas yra 25 eurai. Ir su 75 dar nepasieksite. Dar nepasieksite. Tai tam, kad jeigu akcijos krenta minus 50%, tai reiškia, jums reikia plus 100, kad jinai grįžtų vėl į pradinį kainą ir pradėtų augti. Tai to laiko galite ir labai labai ilgai laukti. Investuojant į pavienės akcijas arba pavienės įmonės, tai yra labai rizikinga. Tai ką tada rinktis? Ir visada geriau rinktis diversifikuotą portfelį, Tai kas reiškia diversifikuotas portfelis, tai reiškia portfelis, kuris sudaro 1000 įvairių kompanijų akcijas arba 1000 įvairių kompanijų obligacijas. Tai vienu metu jūs diversifikuojate ir skaidote savo riziką per įvairiausias kompanijas iš įvairiausių regionų ir jums tada nesvarbu,
viena nukris 70%, o ten 100 paaugs. Ir jūs turėsite vidurkį. Tai tas yra vidurkis, yra labai efektyvus būdas riziką valdyti. Tai vat S&P 500, ne, ir pavadinime jau yra, tai yra 500 įmonių akcijų, ne, tai yra 500 didžiausių Amerikos įmonių akcijų, ne, tai vat investuodami 1000 eurų, tai vat mes turim po gabaliuką iš principo kiekvienoj akcijoj, aišku, jų svoris šiek tiek priklauso nuo to, kokia tos įmonės kapitalizacija yra. Tai gerai, tai vat kalbant apie akcijas, obligacijas, net nekilnojamąjį turtą, ne, jeigu mes investuojam per biržą, ne, tai reikėtų geriau žiūrėti ne į pavienės įmonių akcijas, o geriau žiūrėti į diversifikuotą portfelį ir tuomet bus, tie svyravimai bus daug mažesni. Mažai kas žino, kad beje nekilnojamo turto sektorius biržoje, ne, tai vadinami raitai, Estate Investment Trustai, jie generuoja tą pačią grąžą kaip ir pasaulio akcijas per ilgą laikotarpį. Lygiai tiek pat uždirba, bet jų svyravimai yra didesni. Nekilnojamas turtas svyruoja daugiau negu akcijos, daugiau negu 60% turėjo svyravimus. Čia mums Lietuvoje atrodo, kad tai yra toks nesvyruojantis daiktas nekilnojamas turtas, nes netikrini kiekvieną dieną nupirkęs sodybą ten ant piko, ar kaina kyla ar krenta. Tai vat, jeigu mes tą patį darytume su akcijom ir netikrintume tos kainos dažnai, mes taip pat gal ir nevertintume tą turto klasę tokia rizikinga. Tai vat, atrodo, kad nekilnojamas turtas turėtų būti saugesnis, bet investuojant į biržą tai yra rizikingesnis negu akcijas. Ir matyti, jeigu žmogus jau turi savo nuosavą, tarkim, nekilnojamąjį turtą, tai tą vat likusi portfelį, ne, tai vat tą likvidų portfelį, jau nežinau, ar patartum formuoti ir įtraukti irgi nekilnojamąjį turtą, ar visgi jau traktuoti vat tą savo turimą vat būtą, tarkim, namą, kaip jau, dalį savo vat to investicinio portfelio. Taip. Tai su nekilnojamo turto yra toks momentas, kad dažniausiai mes nekilnojamo turtą vis tiek turim čia, Lietuvoje. Taip, ir Lietuvoje turbūt mes pasiekėm to piko jau, kurį turėjom, nekilnojamo turto kainos gal jau nebeaugs, taip kaip augo paskutinius 10-15 metų. Ir dabar diversifikacija, jinai reikalinga ir tam sektoriui, ir kodėl nedalyvauti Japonijos, Korejos, Indijos, Amerikos nekilnojamo turto sektoriuose, kur galime dar tą didesnį augimo potencialą pagauti. Tai tikrai mes formuojam portfelius iš nekilnojamo turto sektorius, iš tų vadinamų raitų. Ir taip investuotojas gali savo diversifikuoti turtą ir per visą pasaulį, investuojant į nekilnojamą turtą. Jeigu jis nenori likvidžiai, tai bent jau dabar, ką mes matom, Ispanijoje perka kažką ten ir prisiema visas rizikas šalia su to. Gerai, dabar mes vėlgi pamodeliuosim tokius praktinius pavyzdžius, ne, bet kalbant bendrai, jeigu žmogus nori, mes pakalbėjom šiek tiek apie akcijas, apie obligacijas, apie nekilnojamą turtą, auksą užsiminiai, tai jeigu žmogus nori formuoti investicinį portfelį, ar yra kažkokia tokia, universali formulė, tai kiek tame portfelėje turi būti akcijų, kiek obligacijų, kiek nekilnojamo turto, kiek galbūt aukso arba kitų instrumentų? Taip. Tai reikia atsakyti savo į 3 pagrindinis klausimus. Investuotojas, kai ateina, tai pirma, kokia rizika? Tai apie tai pakalbėjome, ne, jeigu ten didesnės rizikos, tai galima didesnės. Tas turi sutapti su laiku. Tai reiškia, jeigu jūs galite toleruoti didesnį riziką, bet jūsų tikslas investuoti metams arba 2, tai jums niekas neturėtų siūlyti investuoti rizikingus instrumentus. Tai jeigu žmogus, taip, 2 metai, tarkim, kažkaip, galbūt po 2 metų planuoja pirkti būstą, tai dabar turi kažkiek sukaupęs pinigų, tai akcijos, sakai, griežtai ne. Griežtai ne. Tikrai. Arba tai turi būti labai labai maža dalis portfelio, nes gali pasviruoti nukristi, neatsistatyti, o pinigų reikės atsimti tada su minusu. Tai teks tiesiog realizuoti visą portfelį ir prisimti nuostolį. Tai gerai, tokiam žmogui 2 metai laikotarpis, tai kokie instrumentai apskritai, kaip tai tas portfelis galėtų atrodyti? Jeigu tai yra 2 metai, tai mes praktiškai iš akcijų labai mažai ką galime padaryti. Jeigu tai būtų pasaulio akcijų indeksas, turbūt tai galėtų būti apie 10% nedaugiau portfelio ir viskas. Didžioji dalis to portfelio turi sudaryti obligacijos, pinigų rinkos priemonės, indėliai ir panašiai. Tai turi būti saugios turto klasės, kur ir grąžos matyt negalim, nereikia tikėtis, tai mes kalbame apie 2-4 procentų. Greičiausiai taip, iki 5% tai būtų ta teisingas lūkestis. Ir aš tai girdžiu jau mūsų žiūrovus, kurie klauso
ir Čia infliacijos net neatperka, ne? Taip, neatperka infliacijos, bet jūs pagalvokit, jeigu jūs norite dabar padėti kažkur tai 100 000 ir jūs reikės arba 10 000 atsimti po 2 metų, jūs atsimsit 8 arba 7. Tai niekas negali garantuoti, kad viskas bus gerai. Tai nes paskutinį žodį visada turės atsitiktinumas. Ir mes nežinome, ką rytoj sugalvos Amerikos prezidentas, ką rytoj sugalvos ten toliau kažkur tai rytuose Kinijos rinka ir atsitiktinumų yra labai daug. Taip, ekonomika gali augti ir mes galim prognozuoti pelnų ir pajamų augimus, bet atsitinka tokie dalykai, kurių niekas negali numatyti ir jie gali tuos laikinus sviravimus su jūsų portfeliu, kaip mes matėm per 2 metus paskutinius, jų buvo beveik jau 3-4 kartai. Tai ir taip jie tęsiasi labai trumpai, bet trumpai, tai turiu omeny 3-6 mėnesiai, čia skaitosi trumpai, bet mes galime ir tokį ilgesnį ciklą patekti kaip metai. Ir tada mes negalim laukti ir ką darom, traukiam su minusu. Todėl nerizikuokit, jeigu investuojat 2 metam, jūsų pinigai turi būti saugus, kad jūs galėtumėte saugiai. Ir toks praktinis patarimas galėtų būti, kad būna, kad žmogus turi kažkokią X pinigų sumą, po 2 metų, tarkim, kaip kalbėjome, reikės ten X pinigų sumos būstų įsigyti, bet yra ir ekstra pinigėlių, kur galbūt norisi ilgesniam laikui įdarbinti, tai galima net ir formuoti tokius 2 skirtingus portfelius. Tai vienas bus tas saugus, indėliai, vyriausybės obligacijos, pinigų rinkos priemonės, o kitas bus tas, kur galima jau galbūt labiau rizikuoti. Ne? Tai pradėkite nuo tikslo. Kokiam jūs tikslo investuojate? Nes jeigu nėra tikslo, toks neaiškus dalykas tas investavimas, kažkam investuoju, bet nežinau kam ir tada neaišku, kur investuoti, kokia dalis ir kokia rizika ir kokia grąža. Tai tikslas, vieni pinigai turi vieną tikslą, jis labiau yra trumpalaikis, tada jie eina saugesnės instrumentus. Kiti tikslai, jeigu jie yra ilgalaikiai, ten senatviai arba vaikui, mokslams arba pirkiniui, kuris bus po 10-15 metų, tai tada jūs galite investuoti rizikingiau. Rizikingiau tai reiškia jau į akcijų fondas ir kur ta dalis jūsų portfelio jau gali ir pasviruoti ir daugiau, ir 20, ir 30%, ir daugiau, ir 40%, bet jūs galite būti ramus, nes turite dar laiko sulaukti to atsigavimo. Taip, ar teisingai suprantu, kad kuo ilgesnis tas taip vadinamas investavimo horizontas, tai yra kuo ilgesniam laikui investuojam, tuo riziką didinam, šiek tiek ir akcijos dalis didėja, obligacijų jau gali mažėti, tada, o kada atsiranda jau tas ir auksas portfelėje, galbūt kažkokios, nežinau, bitkoinas ar kažkokios kitos rizikingesnės priemonės. Dažniausiai investuotojai, kurie investuoja didesnę sumą pinigų, o ne periodinės, jie pardavė kažkokį nekilnojamą turtą, verslą pardavė, jie ateina į rinką ir galvoja, ką čia dabar daryti. Ar būtų tikslinga dabar investuoti ten didesnę sumą tik į akcijas ir investuoti ten, nors ir turiu horizontą ilgą, 5-10 metų ir turėti tik akcijų portfelį. Tai jeigu investuojate, ateinate su kažkokia X sumą ir iš karto norite ją padėti, tai investavimas iš karto kitoks. Tai reiškia, jūs turite jau diversifikuoti per įvairias turto klases ir taip jūs turite išskaityti savo riziką. Jeigu jūs ateinate su strategija periodinis investavimas, dar uždirbate, bet turite kažkokią X sumą, kurį kiekvieną mėnesį galite atidėti, tada jūs galite ir ilgam laikui investuojant visada naudoti tą rizikingesnį portfelį, tiesiog periodiškai jį pildant. Kodėl taip yra? Nes jeigu su kažkokia didesnė suma X ateinat ir tik planuojate investuoti ten iki 5 metų, net ir 10 metų, akcijų rinkos turėjo laikotarpių, kai neatsistatinėjo ir per 5 metus, ir per 10 metų. Ir tas pats auksas, beje, irgi buvo laikotarpių, man atrodo, net 20 metų, kur buvo tiesiog, jeigu 1000 būtume investavę, po 20 metų su visa infliacija, irgi turėtume 1000 eurų. Tai reiškia, kad tiesiog netektume dalies pinigų vertės. Ir per tuos 10 metų bent jau kažkokias 2 krizės tikrai atsitiks. Taip. Ir mes žinome, kad per krizės auksas ir obligacijos yra tokie parankus instrumentai, kur dažniausiai pinigai plaukia iš rizikingo turto klasių. Tai jūs, jeigu ateinate su X didesnė suma, jūs tiesiog skaidote savo riziką per įvairias turto klases, nežinote, nes per recesijas geriau sekasi gal aukso ir obligacijom, blogiau sekasi akcijoms. Jeigu tai yra augimas, tai tada geriau sekasi akcijoms. Jeigu tai yra infliacija, žaliavom ir nekilnojamo turtui.
nes nekilnojamas turtas dar indeksuoja tą infliaciją, nuomos kainos, tai visai gaunasi tada toks gerai subalansuotas, diversifikuotas portfelis ir mes jį vadinam ir daug dabar yra pavadinimų ir rinkoje, ir Raidalijo taip vadina. Tai yra all weather fund, ne? Tai yra nepriklausomai nuo portfolio. Nesvarbu, ar audra, ar kruša, ne, tai visiems tas portfelis jisai atlaiko. Tai yra ketvirtadalis pinigų, 25% auksą, 25% nekilnojamą turtą, 25% į akcijų fondus ir 25% į obligacijų fondus. Taip? Tiesiog lygiom dalim padalinat. Čia skaičiau dabar Economist pavadino šitą portfelį baby sleep. Tai yra ramus miegas vaiko. Čia galvojau, turbūt vaikų neturit, kad taip pavadino tą portfelį, bet tai yra... Labiau ne apie tėvus, tikriausiai apie patį vaiką, kuris miega ir miega, kol tėvai puša. Tai reiškia, didesnė suma investuojant lygiom dalim į įvairias turto klases. Mes jau esam sumodeliavę per įvairiausias pasaulio krizės, per paskutinius 70 metų, kad toks portfelis atlaiko geriausiai. Net ir dešimtmečiais, kai akcijoms sekasi blogai ir jos minusuoja, toks portfelis gali pasiekti virš 5,5% metinę grąžą. Tai įsivaizduokit, kad nuo 2000 iki 2010 metų pasaulis turėjo dvi rimtas krizės. Buvo labai blogas laikotarpis. Mes turėjom 2000-aisiais dotcomą, tai buvo labiau Amerika, gal Europą mes mažiau jautėm, bet tada akcijos nukrito daugiau negu 50% Amerikos. Technologijų akcijos nukrito daugiau negu 80%. Indeksas Nasdaqas, tai? 8 metais visi žinom, tai finansų krizė mes stipriai čia jautėm, čia jau irgi tas pats kritimas buvo ir viena po kitos, tai atrodo atsistatė vėl nukrito. Tai dešimtmetį, kas investavo pike 99 pabaigoje ar 2000-aisiais, jų portfelį neatsistatė į akcijas, į kurie investavo 10 metų iš eilės. 10 metų. Tai gal ir tokių laikotarpių nepasikartos, mes nežinome, bet mes turime ruoštis tam dalykui ir su dideliais pinigais mes negalime rizikuoti tik dėti į akcijas. Tuo labiau tik į kažkokio vieno regiono akcijas. Tai. Gerai, tai jeigu apibendrinant tą dalį, tai jeigu žmogaus investavimo horizontas yra pakankamai trumpas, kalbam apie metus, 2 metus, net 3 metus, tai dėkime viską iš principo į saugius instrumentus. Jeigu ilgėja, tuomet jau galima pridėti akcijų, tai tų akcijų galėtų būti matyti ir iki 50%. Ir jeigu jau tas investavimo horizontas yra 15 metų, 20 metų, tai pensijai galbūt kaupiam, tai ten galima jau turėti arba 100% akcijų, arba tavo paminėtas tas diversifikuotas. Diversifikuotas, lygiom dalim portfelis. Lygiom dalim akcijos, obligacijos, auksas ir nekilnojamas turtas. Tai tokie. Gerai, pakalbėkim tada apie geografijas. Nes čia populiariausias tikriausiai dabar tas fondas yra S&P 500, tai yra iš principo Amerika, tik tais Amerika. Bet daug kalbos yra, kad mes turim ir patys Europoje gyvenam, ir matom, kad pastaruoju metu ypatingai ir Europos akcijų indeksas visai gerai pasirodė. Yra besivystančios rinkos, taip vadinamos emerging markets, irgi nuostabiai ir mano portfelėje tai yra gražu žiūrėti, ypatingai ten 24 metai, tai tikrai graža yra toj zonai, kur jau taip abejotina, ar tikrai galima tokios ilgojo laikotarpio tikėtis. Tai kaip suformuoti tą geografinį pasiskirstimą, ar reikia to viso pasaulio ir galbūt sprendimas galėtų būti investuoti į tiesiog viso pasaulio akcijų indeksą. Mes turim tokį, kur ten visko yra ir Amerikos, ir Europos, ir Japonijos ir panašiai. Ar visgi reikėtų geriau rinktis atskirus tokius fondus, ten S&P 500, čia Europos, emerging markets, tai kaip tu patartum geriau? Dar prieš turbūt metus gerus, dar 1,5 metų, apskritai tas dabar visi kalba apie besivystančias, kas tas besivystančias augančios rinkas, tai yra dalis Azijos, tai yra BRICS-ai, Afrika, Pietų Amerika, bet prieš tai, jeigu pažiūrėti dešimtmetį iki 2022-2023 metų, tai Amerikos akcija generavo 15% metinę grąžą doleriais, o tos pačios besivystančios 10 metų iš eilės 5%. Ir bet koks investuotojas, kuris ir pas mus ateidavo ir su kuriuo aš kalbėjau, atrodė absurdas investuoti į kažkokią pasaulio arba besivystančias, kai Amerika turi 15%. Kodėl man siūlo 5%, jeigu gali 15% uždirbti? Kai pradėjau dirbti dar studijo laikais jau su finansais ir susipažinti, tai buvo prieš 8 metų krizę, tuo metu apie Ameriką iš vis niekas nekalbėjo. Amerika buvo visiškas outsideris,
dead marketas, kuriam niekam neįdomu, tada visi kalbėjo kaip tik apie besivystančias rinkas. Tai 10-metį iki 8 metų Amerikos akcijos buvo niekam neįdomios, jos ten nulis kažkiek tai pliusavo, žiūrint kokį laikotarpį, o besivystančios kaip tik ar 10% darė. Tai aš atsimenu tuo metu net 15%, kaip Amerika paskutinį 10 metų niekam neįdomu, visi atėjo besivystančias rinkas 20-30 metinių paimti. Tai čia, bet tokių vyresnio amžiaus gal investuotojų. Mes dar palyginti, čia vat, Amerika tuo metu buvo tokia korporacija, ne, kur vat, jau ten, iš tos gražos, iš jos tikėtis jau nelabai gali. Atsistatinėjo po tų krizių didelių. 2000 metais buvo tas .comas, kuris sprogo, ten ištaškė tikrai labai rimtai visas tas kompanijas ir Amerika labai ilgai neatsistatė. Ir Nasdaqui technologijų indeksus prireikė 16 metų, kad atsistatyti ir grįžti į savo tą pradinį tašką, 16 metų. Tai Amerikos akcijos S&P 500 reikėjo trumpiau, tai ten dvigubai trumpiau, bet vis tiek jie dar atsigaudinėjo nuo .como ir jiems buvo sunku. Bet tuo metu emergingai, augančios rinkos, Rusija, Ukraina, startuolė, ne, kur Brazilija. Potencialo daug dar, ne, 20-30 metinių, tuo metu, jeigu atsiminė, buvo tokia kompanija kaip Finasta. Tai ten buvo daug fondų, kurie siūlydavo po 20-30 metinių ir investuotojai ten ateidavo kokie 10-15, tokių skaičių nebuvo. Ir kas atsitiko tuo metu, ne? Tai investuotojai, kurie ateidavo į rinką, jie matydavo tas grąžas, jie projekcionavo į priekį būtent tokias grąžas ir ignoravo istoriją ir kas atsitiko, kad sekantis 10 metų BRICS, tos pačios apsivertė. Besivystančios rinkos praktiškai ant 0 arba ten vos keli procentai, o Amerikos rinka buvo lyderis. Tai investuotojų meilė ir nemeilė keičiasi. Ir jie keičiasi priklausomai nuo ciklo. Tai tada prieini prie to, kad reikėtų visgi, ne, diversifikacijos, ne, nes čia dabar irgi daug kalbų, kad galbūt Amerikos rinka jau tokia, šiek tiek jau taip, klausimas, ar čia nėra toks susiformavęs burbulas, kuris gali ten vienu metu sprogti. Tai vat, reikėtų šiek tiek diversifikacijos, ne? Tai tada... Diversifikacija būtina, nes lyderiai keičiasi. Istorija rodo, kad lyderiai keičiasi ir jie keisis ir ateiti, nebent mes netikim, kad kapitalizmas toliau tiesiog dominuos ir tiesiog čia kažkoks gal socializmas bus ir kinai, gal čia atsiras ir kiniškai šnekėsim ir viskas baigsis tuo, ne? Taip negali būti. Kitas dalykas, kad kompanijos vis tiek turi konkurenciją ir neįmanoma būti visada geriausia. Tai 5 trilijonai Nvidia. Kas yra next žingsnis? 10 trilijonų, tai sakykime. Ar mes tikim tuo, kad viena kompanija gali kainuoti kaip Amerikos ten kokias nors rinka arba ten Europos visą kapitalizaciją. Taip, ir istorija moko, ne, kad ir čempionai buvę, jie, visien ateina tas laikas. Kaip MySpace, ne? Atrodo, MySpace'as. Niekas ir neprisimins. Kaip Nokia. Taip, būtent. Gerai, tai tada visgi grįžtant prie mano klausimo, ar užtenka turėti tą pasaulio akcijų indekso vieną fondą, ar visgi reikėtų formuoti iš atskirų fondų geriau. Vienas fondas S&P 500, tarkim, kitas Europos, o kitas besivystančios rinkos. Ar koks būtų sprendimas, ar jokio skirtumo galbūt? Reikia turėti omeny, kad tas pasaulio akcijų indeksas tikrai periodiniam investavimui kaip vienas daiktas automatizavimo labai patogus. Ir jis matyt dar patogus ta prasme, kad jeigu brokeriui reikia mokėti už pirkimą komisinę, ne, tai jeigu mes perkam 3 fondus po 100 eurų ir už kiekvieną fondą dar sumokam komisinę, ne, tai reikėtų skaičiuoti, kad tai ir valgo mūsų grąžą, bet jeigu investuojam į vieną ETF, ne, tą fondą pasaulio. Mažiau sandorių, ne, tai geriau visą sumą, nežinau, jeigu turim, tarkim, 300 eurų, kas mėnesį norim investuoti, tai ar reikia po 100 skaidyti, ne, ar geriau tas 300 tiesiog nukreipti į akcijų pasaulio. Taip, reikšmiškai geriau 300, nes tiesiog sumokėsite mažiau sandorių mokesčių, o sandorių mokesčiai ir šiaip valdymo mokesčiai tikrai suvalgo jūsų grąžą ir reikia tą dalį labai stebėti. Bet jeigu jūs formuojate investicinį portfelį su didesniais pinigais ir planuojate valdyti pagal planą savo sudėliotą, tai tikrai verta pridėti ir kitų regionų ETF-us ir jų galima turėti Amerikos, galima turėti besivystančių, galima turėti Europos. Ir praktiškai mes turime 3 ETF-us, turime labai ilgą istoriją, kurį galim projekcionuoti į priekį. Klaida yra investuotojų, kuris ten nuperka Amerikos rinką, tada nuperka gal Kospi Korejos, kuri dabar stipriai auga, dar kokie dar Taivaną, dar Japoniją ir tų regionų priperka ir galvoja, kad čia jis padiversifikavo. Ne?
Tai reikia turėti omeny, kad net ir tokie fondai, kurie investuoja tik į vieną regioną arba šalį, jie gali būti irgi labai rizikingi. Tai kai mes kalbam apie besivystančias, augančias rinkas, tai mes kalbam apie ten visus pasaulio kontinentus, ne, ir labai daug įvairių kompanijų tame tarpe. Viena šalis, kaip pavyzdžiui Japonija, turėjo periodų po krizės, kai 30 metų neatsistatė. Tai va čia po COVID buvo jau, kai praėjo 30 metų ir japonai pagaliau pasiekė savo piką ankstesnį, kuris buvo prieš 30 metų ir dabar pradėjo augti. Ir dabar netyčia visiems pradėjo vėl jie tapti įdomus. Korejoje dabar vyksta visiškas hypas ir ten yra pagrindė dėl to, kad dirbtinis intelektas, augimas ir ten yra tos atminties lustų kompanijos, kurios labai stipriai stumia tą indeksą į priekį ir atsiranda tų tokių investuotojų, kurie bando iššokti tą traukinį ir tą indeksą stipriai traukia į viršų. Pavyzdžiui, aš iš savo pusės, iš profesionalių investuotojų pusės, mes matome, kad net instituciniai investuotojai dabar neinvestuoja į tokius pavienių fondus, kurie investuoja į tą šalį, ne, KOSPI indeksą. Kodėl? Nes ten yra taip spekuliatyvu. Tai geriau regioną tiesiog. Tai geriau imti regioną arba reikia žiūrėti labai įverčius. Tai tas yra rizikinga, tiesiog tas pats ir Indijos labai daug kas mėgdavo paskutinius 2 metus irgi pirkdavo, nes ten demografinis bumas vyksta. Vidutiniam investuotojui su to žaisti labai nepatarime, nes tikrai tas šalis irgi turi savo rizikos, geriau imti diversifikuotą per daug šalių. Ne? Tai išsivysiusios šalis be Amerikos, tai mes turim labiau Europą. Tada besivystančios, tai mes turime Afriką, Aziją, Latino Ameriką, net Arabus, ten net į besivystančias rinkas beje Lenkija patenka dar. Ten, beje, kurių indeksas yra sprogstantis paskutinius metus, jeigu pažiūrėti, kaip auga Lenkija. Tai jūs dalyvausite įvairiose regionuose, tose augimuose, bet nepriklausysit nuo vienos šalies sėkmės, kur gali būti tokias duobės kaip su Japonija 30 metų. Tai 3 ETF-ai. Amerika, besivystančios ir išsivysčiusių šalių ETF. Aš, žinai, kartais matau žmonės forumuose kažkokiuose parašo, kad, aš diversifikuoju. Tai turiu S&P 500 ir turiu pasaulio akcijų indeksą. Ir aš galvoju, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt į vidų, kas ten yra, ne, tai pamatytumėt, kad S&P 500 tai yra 40% to viso portfelio yra 7 iš principo įmonėse. Ne, taip Magnificent Seven vadinasi, ne, arba tas, kaip tas... Dabar jau hyperscalers. Taip keičiasi, ne, tai yra, iš principo Microsoft, Apple, Google, Amazon. Taip, tai tos pagrindinės įmonių akcijos. Na ir jeigu pasižiūrėtume net pasaulio akcijų indeksą, ten irgi koncentracija tikrai nemaža tų kompanijų. Tai irgi matyti svarbu, kad žmogui galvojant apie diversifikaciją, renkantis čia, nežinau, arba S&P 500 ir technology dar, JAV technology, ne, investuoja. Tai ten pasižiūrėsi tą sudėtį, jinai yra labai panaši iš tikrųjų, ne, tai renkantis tą diversifikavimą reikia šiek tiek irgi nežinai pavadinimą tik tai žiūrėti, ne, ir tikėtis, kad čia S&P 500 tai reiškia 500 ten, po lygią dalį, ne, ten padalinti mano pinigai, ne. Jūsų 100 eurų investuojate S&P 500, 40 eurų bus nukreipta į tas 7 didžiausių įmonių akcijas, ne, technologijų. Tai dėl to šiek tiek tą reikia. Čia nėra diversifikacija, labai blogas pavyzdys diversifikacijos, taip pat labai blogas pavyzdys Lietuvoje, aš dažnai sutinku irgi. Tai tarkim, mes turim tą paveldą investuoti nekilnojamą turtą, gal dabar jau tas mąstymas keičiasi ir galvoju investuoti dabar į kitus instrumentus. Tai kokie kiti instrumentai? Skolinti įmonėms, kurie ten stato, irgi netoli nuo to pabėgo. Bet trečias lygis, kai investuotojas skambina, sako, pradėjau investuoti į akcijas. Tai kokias akcijas? Tai Ignitis nupirkau, Akolo nupirkau, Šiaulių banko ir viskas Lietuvoje. Viskas yra Lietuvoje, ne? Home bias, tas vadinasi šališkumas, kai tu viską perki Lietuvoje ir aš suprantu tą patriotiškumą, kaip investuotojai sako, čia reikia vietinės kompanijas palaikyti, bet aš manau, kad prie balsavimo dėžės turbūt reikia tą patriotiškumą labiau rodyti. Nors čia gal padvokotausiu visgi lietuviškų įmonių akcijom ir aš pati nemažai jas investuoju, tai tikrai gražos, geros, aš suprantu tą riziką ir dėl to aš diversifikuoju investuodama į kitus regionus, ne, bet tikrai neblogai. Labai daug diversifikuoja ir kitus regionus ir kitas pasaulis, bet jeigu investuotojas to nedaro, tai jau reikia bent jau išeiti iš Lietuvos ribų. Tai aš nesakau, kad nereikia investuoti, bet reikia žiūrėti ir diversifikaciją. Taip?
Tai reiškia, šiuo atveju, kai investuotojas turi tik nekilnojamą turtą, paskolas nekilnojamą turtą ir šiaip paskolas obligacijos Lietuvoje ir viskas yra Lietuvoje, dar pridėti lietuviškų akcijų, tai yra neteisinga. Tai tiesiog tai čia irgi nėra diversifikacijos geras. Bent jau per turto klasės mes diversifikuojam, bet iš Lietuvos mes niekur neišeinam. Čia gerą, matyt, momentą palėtėjai, vat mes kalbėjom apie geografinį diversifikavimą, instrumentų diversifikavimą, bet dar yra sektorių diversifikavimas, ne? Nes vat, paminėjai nekilnojamas turtas, tai jeigu ir paskolos mūsų nekilnojamo turto projektams, dar nusipirkom įmonės akcijų, kurie yra nekilnojamam turte ir dar nusipirkom galbūt tą patį nekilnojamą turtą, tai vat, jeigu bus blogai nekilnojamam turtui, nekilnojamo turto rinkai, tai viskas iš principo, viskas tampa toks nelikvidas arba kurį reikia parduoti tiesiog su didelė nuolaida. Tai vat kam reikia tos diversifikacijos, tai reikia turėti instrumentų, kurie reaguoja skirtingai į kažkokius įvykius rinkoje, ne? Tai jeigu nekilnojamo turto blogai, tai bet gali būti, kad žaliavom gerai, gali būti auga žaliavos, auksas auga, gali būti obligacijos auga, ne? Jeigu tas akcijos kaip mūsų ekonomikos lakmuso popierėlės ir nekilnojamas turtas, ne, irgi, kuris dalyvauja augimą ir plėtroje, tai reiškia, kad tai yra tas dalykas, kur uždirba mums daugiausias pinigų ir iš kur ta rizika ateina iš to, kad akcijų turėtojas jis yra paskutinis eilėje. Ne? Tai maža to, kad svyravimai dideli, bet jeigu įmonė bankrutuoja, tu praktiškai be nieko lieki. Ne? Tuo pačiu obligacijos, jos yra saugios tuom, kad tu esi dažniausiai, jeigu mes kalbam pirmas eilėje, ir plus jie yra dar mažai svyruojantis. Ne? Tai, bet iš kitos pusės, jeigu nebūtų krizių, tos obligacijos toks bereikalingas dalykas, visiškai, ne? Tai, nes akcijos visus tuos pinigus ir uždirba. Tai dalyvaujant, bet ekonomikoje mes tiesiog turime turėti omeny, kad diversifikuojant per tos turto klases, turint ir nekilnojamo turto, ir obligacijos, ir auksą, mes turime daiktus, kurie gali išlošti arba iš krizės, arba iš augimo, ir tada mes turime jų vidurkį, sakykime. Taip. Gerai, dar prieš einant prie tokių scenarijų, dar vienas momentas, manau, kurį svarbu paliesti, formuojant portfelį, tai yra likvidumas. Ne, kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie fondus, tai mes turim likvidų instrumentą. Ką tai reiškia likvidumas, kad man rytoj prireikia pinigų, aš einu į biržą, paspaudžiu kelis mygtukus, parduodu ir turiu pinigus, ne savo sąskaitoj. Bet yra įvairių finansinių instrumentų, kaip pavyzdys paskolos, obligacijos, kurios nebūtinai yra likvidžios. Ne? Ką tai reiškia? Vėlgi, jeigu aš paskolinau įmoniai 5 metų laikotarpiui, aš negaliu rytoj ateiti ir sakyti, žinai, aš persikalvoju, atiduok pinigus. Ne? Įmonė sakys, ne, skaityk sutartį, ne, grąžinsiu pinigus po 5 metų, mokėsiu ten palūkanas galbūt kas pusmetį. Ne? Tai tas, matyt, momentas labai svarbus investuotojams, investuojantiems ypatingai į paskolas, į obligacijas, į tokius fiksuotus ilgos trukmės instrumentus, net į tą patį nekilnojamąjį turtą, fizinį. Ne? Mes turim suvokti, kad jeigu bus krizė, tai, nors dabar atrodo vertė yra puikiai, viskas gerai, bet jeigu man reikės pinigų kažkam, ne, ir ištraukti tos pinigus greitai, tai gali būti nebūtinai lengva tą padaryti. Ne, tai tą, matyt, norėčiau užakcentuoti, kad reikėtų įsivertinti. Per krizės ir reikia tų pinigų. Būtent. Ir dažniausiai per krizės jau pirkėjai dingsta, ne, niekas nenori pirkti. Tai nebent jau sako, gerai, duok 50% nuolaidą, nusipirksiu iš tavęs. Ir tada, jeigu jūsų portfelis irgi visiškai rizikinga alokuotas, jis irgi greičiausiai daug pasviruos ir reikės traukti jau tada su kažkokiu reikšmingu minusu. Gerai, tai pabandykim skirtingus scenarius, ne, pakalbėjom, tikiuosi, kad šiek tiek bent jau taip aiškiau pasidarė, bet turim žmogų, jauną, tarkim, žmogų, 25 metų, kuris nusprendė investuoti. Tarkim, bet ir dar šiek tiek gal pensijų pakopoje, ten, nežinau, keli šimtai ten susitaupė. Tai, ir noriu investuoti, tarkim, ilgam laikotarpiui, nežinau, 15 metų, tarkim, iki 40 metų, 40, kažką jau, nežinau, išeiti į ankstyvą pensiją galbūt, ar kažką kitą padaryti. Kaip tokiam žmogui patartum, kuris turi, pavyzdžiui, dabar 2000 eurų ir gali kas mėnesį skirti po 200 eurų, tarkim, investavimui, į ką investuoti tokiam žmogui, sakytum? Taip, bet kai žmonės ateina su tokia suma ir su tokiais klausimais, tai pirmas atsakymas tuos 2000 iš karto investuoti. Nelaukti kažkokio geresnio ar blogesnio momento, nes tikimybė, kad jūs
pagausite žemesnė kaina yra ženkliai mažesnė, negu jūs pagausite didesnė, nes akcijų rinkos savo didesnį laiką praleidžia augime. Ir čia labai svarbus momentas, nes dažnai klausia žmonės, ar čia kaip man geriau, turiu tos 2000, 10 000, ar man iš karto investuoti, ar geriau man čia paskaidyti gabaliukais ir ten kas mėnesį geriau investuoti. Tai atsakymas ir visi tyrimai rodo iš karto, ne, ilgojo laikotarpiu, tai tikrai labiau apsimokantis strategija. Net jeigu jūs investuojate pikę, kažkaip yra tos psichologinis barjeras. Investuotojas, kai mato aukštą kainą, aukščiausią kainą, jis galvoja, kad čia tuo pradės kristi. Jo, reikia palaukti. Reikia palaukti, bet taip nėra. Akcijos turi mušti naujus rekordus tam, kad augti toliau. Ir dar ir kitas momentas, kad kaip tik, kai atsiranda naujas rekordas, statistiškai vis tiek akcijos auga dar sekančius 12 mėnesių, 23 mėnesius, tai visada iškart investuokite. O toliau tas periodinis investavimas, kaip geroj knygoje parašyta, kiekvienas 20-metis turi melstis, kad meškų rinka kuo ilgiau truktų. Meškų rinka tai reiškia rinka, kai akcijos krenta, tada tu gali pigiai pirkti, ilgai pirkti ir panašiai. Tai? Jo, tai tas periodinis investavimas jums suvidurkins tą kainą, tai reiškia, jūs kažkuriuo metu ir pigesnį nupirksite, kažkuriuo metu už brangesnę kainą nupirksite, bet ilgainiui ta grąža jums susidėlios tokia, kokia jinai yra per paskutinius akcijų rinkos 50-100 metų, tai yra labiau 10%. Va tokios grąžos galite tikėtis, taip investuojant. Gerai, moteris, 35 metų, išsiskyrusi. Turinti kelis vaikus, galbūt išsiskyręs vyrų, padalino turtą, turi jinai 10 000 eurų, bet jai visiems ten darbo pajamų galbūt ne visai užtenka tokiam pragyvenimui. Tai norisi šiek tiek turėti ir tokių prieinamų pinigų, ne, ir kur galima būtų išsitraukti, bet norisi ir šiek tiek pasirūpinti tą savo senatvę, ne, investuoti ilgojo laikotarpiu. Aš iš karto pasakysiu, jeigu yra keli vaikai išsiskyrusi, tai reikia iš karto pagalvoti apie tą pagalbą, tai yra santaupo, ar turi juodai dieną, jeigu reikia, nes vis tiek vaikai serga, tu sergi ir tau reikia turėti pinigų iš kur turtai traukti, tai reikia kažkokį dalį paskaičiuoti ir padėti būtinai to juodai dienai. Tai ta dalis galėtų būti tokia, kad paskaičiuojam, kiek per mėnesį išleidžiam, ne, tarkim, išlaidos mėnesinės sudaro ten 1000 eurų grubiai, ne, tai padauginam, ekspertai rekomenduoja, kad 6 mėnesių. Jeigu darbo neteksi, pajamų neteksi, kad galėtų išlaikyti šeimą. Tai tie 6 000, ne, jie turėtų būti, tikrai ne į akcijas ar bitkoiną, ne, ir tikriausiai juos reikia turėti kažkaip, laikyti prieinamus, ne, tai grįžtam prie to, tikriausiai tai bus tie pinigai, kur investuojam ten 1 metų laikotarpiui, 2 metų laikotarpiui, ne? Taip, indėliai, obligacijos, kažkokios lankščios sąskaitos, kur turėtų būti labai didelis likvidumas, tai iš karto reikia pasirūpinti tuo, kad tie pinigai būtų greit pasiekiami ir būtų labai maža rizika. Gerai, tai 10 000 neturėjo moteris, ne, 6 mes padedam taip saugiai ir turi likusius 4 000, kaip sakytum, investuoti? Tai 4 000, jeigu tai yra labiau ilgalaikė, šiuo atveju 6 000 yra jau nemaža suma, kurią mes tikrai jau rezervavom, tai tie 4 000 mes tiesiog galim padėti į pasaulio akcijas ir jų neliesti. Nes žaisti su tais instrumentais, kur turi fiksuoto pajamingumo pasiūlymus, tarkim 4 000, jeigu neša 6-7% per metus, ne? Ar tai stipriai pakeis situaciją? Gal nelabai, geriau mes juos investuojame ten, kur kaupėsi didesnis augimo potencialas, tai padėti pasaulio akcijų indeksą ir tiesiog neliesti. Čia geras momentas, nes irgi sulaukiu dažnai klausimų, sako, čia mačiau kažkokias obligacijas platina, ar čia gal platforma. Aš sakau, jeigu tai patinka, ne, jeigu norit skirti laiko, tai galima ten čia pagauti momentą, po to ten grįžti pinigai, vėl kažkur juos investuoti, tai galima to užsiimti, bet jeigu žmogus tas yra, kuris, aš noriu, kad pinigai dirbtų, aš nenoriu, dirbti tam pinigams, ne, aš turiu kitų hobių, ten užsiėmimų, darbų ir panašiai, tai aš sakyčiau, kad geriau, irgi pritarčiau, kad fondas kažkoks diversifikuotas, į tas pačias obligacijas, jeigu noris investuoti, tikrai galima rasti ir fondų, kur investuoja obligacijas. Nes tai tampa tiesiog darbų tokių ir 4 000 yra nedidelė suma, su kuria reikia tiek daug darbų, vis tiek reikės diversifikuoti. Nes reikės diversifikuoti, taip, tai ten 200 ten, 200 ten, 500 ten, deklaracijos, mokesčiai, popieriai, surinkti viską ten. Tai yra reikalų, todėl geriau dėti fondą. Jeigu jūs turite
turite 100 000, tai tada jau gal ir galima kalbėti apie kitokias strategijas. Gerai, ir paskutinis scenarius, artėjom prie tos jau pensijos ilgai laukiamos, tai, turim 50, pavyzdžiui, 5 metų moterį, turinčią vyrą, viskas gerai, neišsiskyrusią dar. Tai, ir va ta pensija jau kaip ir toks, kur jau nesinorės galbūt dirbti, dar dirba, ne, bet dar, 10 metų liko, ne, ir norėsis jau kaip ir viskas. Ispanija, Gran Canaria, ar kur tik nori moteris, ne. Kaip, sakytum, jai labiau tinkamas instrumentai investuoti? Yra tokia formulė, rekomenduojama iš 100 atimti savo amžių. Tai 100 minus 55, turim 45. Turim 45, tai 45 yra akcijos, 55 yra obligacijos. Galima taip skaityti. Tai ko amžius, ko tam 60 metų bus, ne? Tuo daugiau obligacijų. Taip. Tuo daugiau obligacijų. Tai čia vien, dar yra kitų dabar paskaičiavimų, kurie sako, ne iš 100 atimkit. Tai tada iš karto didės to akcijų dalis, bet aš manau, tokiam amžiui 10 metų yra labai optimalu 50 ant 50 akcijų obligacijų portfelis, bet jeigu rizikos tolerancija didesnė, 10 metų yra netrumpas laikotarpis, galima tikrai tų akcijų dalį didesnį padėti. Tai apie 60-70% akcijos ir 20-30 obligacijos. Taip. Ir aišku, čia vėlgi mes su tą sąlygą, kad jeigu šiam 5, tai viskas jau išeina iš darbo, tarkim mane ir nori. Toks portfelis 75% akcijų ir 25% obligacijų neturėjo nei vieno neigiamo dešimtmečio. Tai galim tikėtis tikrai išeiti su pliusu. Taip. Gerai, man atrodo, padengėm viską, kas liečia investicinį portfelį, bent jau paviršiumi prasiėjom. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga ir kviečiame sekti Invest ir žiūrėti mūsų kitus podcastus. Visiems dėkui.